Tai šis mėnuo vertinant asmeninės investicijas buvo gan įdomus ir visas įdomumas buvo kritus JAV, Japonijos ir kitoms akcijų rinkoms. Nes JAV padidėjo bedarbystė, su palūkanomis dedasi nesąmonės, Japonija paskelbė, kad kels palūkanas, ko nebuvo ir ko jinai nedarė labai ilgą laiką ir panašiai. Ir aišku, galiausiai gavosi, kad Japonija sublefavo, kad kels palūkanos, nes iš tiesų jų nekels. O kodėl šitas Japonijos pranešimas sudrebino akcijų rinkas, tai dariau atskirą video, nuorodą įdėsiu čia kortelę. Tai po šio ganėtinai nežymaus akcijų rinkos kritimo mano dividendinis portfelis paraudonavo ir stipriai paraudonavo, pasirinkimo sandorių fondai ypatingai. Ir sulaukiau nemažai žinučių su klausimais ir komentarų, ką daryti su tokiais fondais, kas įvyko ir panašiai. Tai nežinau, ką daryti, žinau, ką darysiu aš, nes žinau, kodėl ir su kokiu nusiteikimu aš investavau į šios fondus. Tai, kas yra mano suinvestuotai pasirinkimo sandorių fondus, yra, sakykime, pamiršta, tų pinigų nebėra. It's gone. It's all gone. Tarytum kokį būtą nusipirkau, kuris generuoja pasyvias pajamas, tik 10 kartų daugiau. Tai asmeniškai man faktas, kad fondai pakrito vertėje, neimponuoja. Aš pardavinėti šitų fondų brangiau nei pirkau, tikslo neturėjau. Kai juos investavau, aš juos pirkau dėl pasyvių pajamų čia ir dabar gavimo ir didelio kiekio jų gavimo. Kai kaina atsistatys ir jeigu atsiras kokia įdomesnė investicija, tada gal ir galvosiu, ar verta pardavinėti turimus fondų vienetus ir pirkti ką kito, o iki tol nesuku savo galvos. Bet taip pat puikiai suprantu, kaip turėtų jaustis tie, kas turėjo lūkestį įdėti pinigus trumpam ir be rizikos už pinigų laikymą fonde gauti 10% pasyviomis pajamomis, tai didelio pelno nebūna be didelės rizikos. Mano visas investicijas galima matyti ir sekti gyvų laiku su šia nuoroda nemokamai ir pereinam prie apžvalgos dalies, kiek kas šį mėnesį man išmokėjo dividendų ir distribucijų ir kaip bendrai sekėsi investicijų portfeliui ir ką jame pakeičiau. Ir būsiu labai dėkingas, jeigu spustelsi like mygtuką už šios trumpos apžvalgos parašymą. Pagrindinis dividendinis portfelis iš viso per praeitą mėnesį yra išmokėjęs $561 ir 58 centus dividendais ir iš Dividend Grab strategijos gauti $51 ir 50 centų, tai viso $613 ir 8 centai, prieš mokesčius po mokesčių liko $521 ir 11 centų. Dividend Grab portfelyje, kuriame perkamos parduodamos investicijos, siekiant su ta pačia pinigų suma gauti pasyvias pajamas kelis kartus per mėnesį, nieko nekeičiau, nes po video pradžioje minėto rinkos kritimo turimos investicijos kaina dar neatsistatė, o aš sakiau, į minusą nebepardavinėsiu investicijų, kad gauti dividendų. Dividend Grab portfelį gali sekti su šią nuorodą. Tuomet pagrindinėme portfelė padariau kelias korekcijas. Pardaviau mylėtą ir puoselėtą Medical Properties Trust nekilnojamo turto trustą, kuris investuoja ir uždirba pinigus iš medicininės paskirties nekilnojamo turto, nes jis paskelbė, kad tvarkantis su savo finansiniais dalykais mažino išmokamus dividendus 47%, tai buvę daugiau nei 12% dividendų krito iki +- 6% ir pardaviau Realty Income komercinio nekilnojamo turto trustą. Su kompanija yra viskas gerai ir mano nuomonė, ji puikiai tinka norintiems pasyviai valdyti savo investicijas ir investuoti į ateitį, nes kompanijos vertė turėtų pamečiui kilti ir kompanija nuosekliai išmoka ir didina dividendus. Tačiau šiuo momentu ši investicija iš mano turimų išmoka mažiausiai dividendų ir tik po 19 metų, jeigu didins išmokamus dividendus tokiu pat tempu, kaip didino iki šiol, tai kai man bus 52 metai, galiu tikėtis gauti 10% pasyviomis pajamomis iš šios investicijos. Tai man tai nelabai viliojančiai skamba, bent jau šiuo metu. Tai abiejų kompanijų akcijas pardaviau ir nusipirkau kito nekilnojamo turto trusto, kuris ne visai yra nekilnojamo turto trustas, bet veikia kaip nekilnojamo turto trustas. Tai Arbor Realty Trust kompanija investuoja ne į nekilnojamo turto, o finansuoja nekilnojamo turto įsigijimą, teikiant paskolas ir kitokius finansinius įrankius Jungtinėse valstijose. 10 metų iš eilės kompanija didina išmokamų dividendų procentą ir pastaruosius 5 metus procentą didina vidutiniškai po 9,15% per metus ir šiai dienai išmoka 12,73% metinių dividendų. Tai prieš metus suinvestavus $30,000 būtų išmokėję $3,246 jau po visų mokesčių, kas gautųsi apie $270 ir 51 centą per mėnesį, tai beveik pensija. Tai prieš perkant kokį naują automobilį siūlyčiau susimastyti. Bet aišku, man lengva kalbėti, kai nevairuoju. Tai ši nauja investicija yra vietoj Realty Income, o kur investuosi gautus pinigus pardavus Medical Properties Trust?
dar ieškau. Mano pasyvių pajamų portfelį gali sekti nemokamai su šią nuorodą ir šiuo metu galioja akcija, kurios metu investuojant gali gauti nuo 1 iki 21 akcijos dovanų. Aš kaip matei investuoju per Freedom24 brokerį jau keli metai. Jeigu dar neturi paskyros ir jeigu tau yra 24 metai, susikuriant paskyrą su vardinė nuoroda, gausi iki $800 vertės akcijų dovanų ir nepriklausomai nuo amžiaus, jeigu pradėsi investuoti iki spalio 31 dienos, tai nuo šio video paskelbimo dar 2 mėnesiai galėsi gauti iki 20 akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Registracijos nuorodą rasi šio trumpo registracijos instrukcinio video aprašyme ir šio video aprašyme rasi specialius akcijos kodus ir instrukcijas, kaip jais pasinaudoti. Tai tiek iš pasyvių pajamų, o šį mėnesį gavosi ir sėkmingai paspekuliuoti, ko aš šiaip nedarau. Tai rinkos naujienoms sukrėtus akcijų rinkai ir akcijų rinkai kritus vertėje pagalvojau, kad gal geras laikas nusipirkti investicijų ir nusipirkau trigubos sverto technologijų sektoriaus fondo vienetų už $262 ir S&P 500 fondo vienetų, trigubos sverto fondo vienetų už $260. Tai nusipirkau ir užstačiau trailing stop loss ant šių pozicijų. Trailing stop loss yra investicijų apsaugos funkcija, taip spėjau galima pavadinti, kai nurodai, kiek procentų pakritus investicijų vertei, ji būtų automatiškai parduodama. Tai nesvarbu, kiek investicija pakyla vertė, jeigu nuo aukščiausio pasiekto kainos taško vertė pakrenta nurodytą procentą, įvyksta pardavimas ir fiksuojamas pelnas. Technologijų sektoriaus fondo vienetai buvo automatiškai parduoti per 15 dienų, realizuojant $60 pelną, beveik $60 pelną, kas yra 22,65% per, sakykime, 2 savaitės, o S&P 500 fondo vienetai dar neparduoti, šiuo metu yra 18,4% nerealizuotas pelnas. Tai kol kas laukiu ir stebiu, kiek dar pakils vertė, o jeigu pradės kristi, suveiks trailing stop loss ir realizuos pelną. Tai šis mėnuo, sakyčiau, tikrai neblogas, kiek daugiau virš $600 iš investicijų. Aišku, buvo geresnių, tai yra kur stiebtis. Kita spekuliacinė idėja rugsėjo mėnesiui, apie ką galvoju, bet dar nežinau, ar darysiu, realizuosiu idėją. Tai S&P 500 vertinant pastaruosius 10 metų, 7 iš 10 metų krito vertė vidutiniškai po 2,6%, daugiausiai 9,6%. Ir metais, kai buvo JAV rinkimai, tai kaip ir šiemet, S&P 500 krisdavo 2 mėnesius iš eilės. Ir yra toks fondas, irgi trigubos sverto fondas, kuris kyla vertėje apie 3 kartus daugiau nei krenta S&P 500 ir į kurį galima investuoti šiuo metu pradedant nuo nepilnų $8. Tai galimai apie tai padarysiu atskirą video. Jeigu būtų įdomu pamatyti video šią temą, duok žinot komentaruose. Klausimus taip pat gali užduoti komentaruose. Nepamiršk gauti nemokamų akcijų su vardinė Freedom24 registracijos nuoroda, kurią rasi šio trumpo registracijos instrukcinio video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatymo visą ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.